Mes šiek tiek pavargome, nes ką tik pavalgėme vietinių cepelinų su spirgučiais ir grietinė. O dabar sugriausime dar vieną mitą. Lietuvoje sakoma, vilką mini, vilkas čia. Mes paklausėme vietinių, kaip vadinasi vilkas lietuviškai. Aš galiu pasakyti, kad šis žodis skamba labai keistai ir labai sunku jį ištarti. Vilki! 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 Tiesioginėme eteryje žinios. Šiandien matysim.